Nu, bičiuliai, ką tik įvyko toks įvykėlis. Atėjo tokia moteris, jinai prieš 6-7 dienas, grubiai prieš savaitę pirko vieną papuošalą ir sako, dabar atnešėt, gal nori grąžinti, nes sako, jis man krenta laukui. Sakau, kaip krenta laukui? Jis jeigu krenta laukui. Nu, sakau, pas mūsų atgal tai neprimami. Jūs nusipirkot, pasižiūrėjo, jums tik įsinešėt, atgal neprimam. Tai paliko ir išbėgo, nepatenkėt, kad negrąžinom pinigų. Aš tas segį išsigiau, pas tavęs. Ir bandau dabar vakarėlį dalyvauti, iššokti. Nu, kaip iškristų. Nu, blemba, neiškrenta. Parodyk tau išsegimą. Čia yra senas. Čia yra Viktorijos laikų užsegimas. Žiūrėk, jinai laiko fantastiškai. Aišku, jeigu jai įseksi į šilką, jinai neprisispaus tvirtai, gal yra tikimybė. Bet aš nuėjau gal į vakarėlį vieną, dabar galvoju, man užteks jau šį kartą. Kas žino, kaip čia buvo? Visos draugės jau tą segę pamatė, einu į antikvą pasikeisti. Tai ar gerai padarėm, kad mes negrąžinom pinigų? Mes padėjom tą segę, sakom, nusiraminsit, ateisit, atgal pasimsit. Gal ateis. Jeigu neteisit, tą segę tada bus... Puošis. Direktorius. Aš puošiuosi. Sako, krent segė. Nu kaip ją numesti? Neįmanoma. Tai va, segė grįžo pas mus atgal.